Vakarų Europai ir pedofiliniai antikai, žinomas najadės, sirenos ir plikapudendės nimfos tame miške vaidendavusiosios. Baisiausių impų vardalakų, upyrių ir gnomų pavidalais. Ir baisiai sirgdavusios paskutiniam sifilio stadijom, kai sutrinka lokomocija. Skaičiausia vasaros diena, kai saulužė pamalonindavo šį žemės lopinėlį, josios spinduliai pro to miškų sengirių tankmę nuodingais žaliais lezeriais, pūvančias kerpes čirškindavę, nuo ko dvokas skleidėsi dar baisesnis, negu jei kaimiečio longdropą ant viršaus pats šetonas savo šiknos pyragą išdrėftų ir dar savo kanopom visą tą marmalą patryptų. Skrusdės tame miške ne juodos, į nenešūdų išmatos spalvos gyvenę, o tokios kai Wolframo vorai, kur visos 8 kojos cianido puliais gangrenuoja. Sraigės tame turfe kumščio dydžio zalūpos.